Sveiki, jaučiai. Jums ši savaitė darbui nekažinkas labai jau taip, kad nepergyvenkite, jeigu viskas stringa, nesakykite darbe savo nuomonės, nepasakokite, ko nereikėtų kitiems žinoti, nes iš tikrųjų viską, ką pasakysite, bus panaudota prieš jūs. Taigi, tyla gera byla visą šią savaitę. Na, noriu pasakyti, tie, kurie dirbate savo ir jeigu mažiau yra klientų, tikrai nepergyvenkite, nuo mėnesio vidurio tikrai jums bus ženkliai geriau ir turėsite, viskas atsistos į savo vėžes. O dabar tikrai, jeigu norite pailsėti, ilsėkitės, šiek tiek mažiau dirbkite ir skirkite laiką kažkokiem kitokiem dalykam, buičiai, galų gale bendravimui su artimaisiais. Ir bendravimai su augintiniais galbūt netgi, o šiaip puikus metas nueiti ir į mišką pasivaikščioti ir, pasisemti tos kosminės energijos, nes visą savaitę galite šiek tiek jaustis prasčiau ir neturėti jėgų, neturėti energijos. Taigi, net sportuoti, sakyčiau, jeigu nelabai traukia į tą sporto salę, irgi geriau to nedaryti. Aš tokiais periodais visada sakau, pasiimate knygą, būtent knygą, ne internetą žiūrite ir skaitote kažką, kas jūs kabina, veža. Ir tikrai kartais pagulėjus porą dienų ant sofutės yra didesnis vaistas ir didesnė sėkmę gali pritraukti negu plakantis į tą stiklą kaip musė, kai negali rasti orlaidės. Taigi tokia turėtų būti jums rami savaitė, pasyvi ir tinginiaukite. Iki.